Na, o dabar jūsų dėmesiui dar vienas ciniškas jaunojo verslininko Mėslitos direktoriaus pasamprotavimas. Ar vėliau savo klestinčią mėsos perdirbimo įmonę paliksite vaikams? Va, aš vaikų neplanuoju. Vaikai yra maži, purvini, šlykštus ir garsiai rėkia. Ką mažai dar debilų Lietuvoje? Apsisijuoja tik laksto ir saldainių prašo. O tegul tokius vaikus savo vargoliai ir gimdosi ir gauna tas kapeikas iš valstybės. Aš pinigų turiu, man tikrai nereikia. Jums nepatinka vaikai? Oi, ne, tikrai ne, man labiau šunys patinka. Nezyzė, nebliauna ir pinigų neprašo. Ir dar kokiam nors vargoliui užklydusiam subinį iškandžia. O būna į kiemą užklysta tokie dar. Betgi vaikai užauga. Nu tai kas, kad užauga? Užaugs paskui banditais, narkomanais, gėjais visokiais, reikės mane paskui traukti iš visur, kyšius mokėti. Aš tai kyšius turiu ką mokėti. Mano įmonė Mėslyta be kyšių ilgai neįsilaikytų. O vaikai? Nu ką vaikai? Vaikai būtų labai naudinga, jeigu mano fabrike galėtų savo mažiukais pirščiukais dešelės visokias kimšti. O taip tai nežinau kam. Niekam jie nereikalingi, niekam nereikalingi. Juk jūs irgi buvote vaikas, turite tėvus. Turiu. Nu ir ką? Varguoliai, provincialai. Tėvas elektrikas, mama mokytoja. Ir kas iš to? Nu ir ką jie turi? Nieko jie neturi. Gyvena tą valytnamį su šiferiniu stogu apsidengę asbestais. Turi tą vieną karvę, melžia tą vargšę vieną karvę, durnė. Aš neturiu ką veikti, todėl ir nevažiuoju niekada. Smirda man ten ir šlikštu. Tai gal tėvai jūs lanko? Nelanko, neturiu aš laiko, ašgi milijonierius. Tai vaikų neplanuojate. Bet juk vaikai mūsų ateitis. Kokia dar ateitis? Ateitis yra nanotechnologijos ir robotai. Turiu va aš namie japonišką šunį robotą. Tai protingesnis už tikrą. Prisijungia ten prie interneto, atsiunčia man dainų, visokių naujų filmų, va, avatarą atsiuntė. Tai va čia tai sakyčiau ateitis. O ne vaikai apsisisiuoja ateitis šūdą.